Sensacija, fiasko ir tikrai įsimintiniausias sezonas. Būtent tokios antraštės ir citatos seka Vilniaus Ryto pralaimėjimą Utenos Juventus Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Karščiausios abiejų stovyklų emocijos reportaže netrukus. Prieš šį susitikimą Vilniečių lyderis Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad serija tik prasideda ir patirtas pirmasis pralaimėjimas Utenoje dar mažai ką reiškia. Tačiau serija tik prasidėjusi ir baigėsi Juventus naudai. Uteniškiai sugeba sukurti visišką sensaciją ir nugalėti Čempionų lygos pergalę užšventusius vilniečius. Ir visi atsiminimai! Jų arenoje rezultatu 101-95 ir taip išplėšė bilietą į pusfinalį. Panašu, kad tokiu scenarijum itin stipriai tikėjęs Juventus vyriausiasis treneris sugebėjo manifestuoti bei užprogramuoti savo auklėtinius pergaliai. Nežinau, per treniruotės kartodavau, kad šiandien laimėsim visą šią savaitę ir tiesiog tas požiūris kaip manifestavimo, kaip visko, trenerių pozityvumas, žiauriai gal nuteikė mus ir mes tikėjom, kad mes galime laimėjau. Pats auklėtinių liapsių sulaukęs komandos vairininkas irgi neslėpė džiaugsmo. Gerą jausmą, nes aš sakiau, šiandien prieš rungtynes turėjau susitikimą su keliais žaidėjais ir sakiau, mes turime galimybę kurti istoriją ir tai mes esam, kaip pasakyti, palaiminti, kad turime tokią galimybę, nes ne kiekvienas gauna tokį šansą ir mes jį gavom ir aš net nebijau, kad mes jo pasinaudosim. Anksčiau neįtikėtasi sezoną baigusių Ryto stovykloje nuotaikos kardinaliai kitokios. Komandos treneris teigia, kad serijoje pergalę išplėšė emociškai stipresnė komanda. Neslėpsiu, aš prieš ketvirtfinalį labai panašiai ir jaučiausi. Nes mačiau, kaip yra komanda, tai mes netapom per 10 dienų prasti žaidėjai. Mes netapom prasti žaidėjai per 10 dienų. Tiesiog dvi skirtingos komandos, viena su emocijom kyla į viršų, kita mes esam žemynai einam. Puikia forma šiame sezone aikštelėje ir už jos ribų demonstruojantis Augustas Marčiulionis šį kartą negaili dramatiškų epitetų. Nežinau, galiu pasakyti tik tiek, kad čia yra gėdingiausia diena mano gyvenime. Ir viskas, ką galiu padaryti, tai atsiprašyti miesto fanų, žiūrovų bendruomenės, nes čia yra visiškai ne Ryto standartas ir tiesiog didžiulė gėda. Rytas reguliariajame sezone likęs antras, sezoną baigė nepatekęs į geriausiųjų ketvertą. Pastarąjį sykį tai buvo nutikę dar 1997 metais. Utenos komanda LKL pusfinalyje nežaidė nuo 2021.